Labas vakaras, laba diena. Labą dieną, labas rytas. Tai mes šiandieną aptarsime dvi temas. Bent jau buvo toks planas, tai santykiai tarp vyro ir moters ir santykiai tarp tėvų ir vaikų. Čia reikėtų nuspręsti, nes vėl dvi didelės temos yra, ar santykiai tarp tėvų ir suaugusių vaikų. Turbūt, kad šitą neįmam. Tai pasižiūrėsim, aš manau, nes turbūt yra tam tikrų skirtumų, bet yra vis tiek ir baziniai visi dalykai. Iš tikrųjų labai daug žmonių, tas toks santykiai, kai aš esu jau suaugęs ir su tėvais santykiai, kažkokiu būdu turėtų jie būti lengvesni, bet dažnu atveju nesigauna lengvesni, gaunas tokie sudėtingesni. Tai šiaip buvo nuvilnijo tam tikra banga, čia per pastaruosius keletą metų labai viešai jau banga skyrybų. Viešai yra komunikuojama ir toks gal bendras klausimas, tai dėl ko skiriasi ir, sakykime, ką galima padaryti kitaip, kad nebūtų gal tiek tų skyrybų, ar ten tikrai jau visi tie santykiai yra toksiški. Visi ten turi krūvą priklausomybių. Tikrai ne. Čia yra tas atvejis, iš tikrųjų, kai žmonės turi pinigų, kai gali sau leisti, vienas momentas yra iš tikrųjų tas labai, nes kai laiko pinigai, tai kartais žiūrėk ir išbrenda tą ir sako, tu kaip gerai, kad neišsiskyrė, o neišsiskyrė tik todėl, kad neturėjo pinigų. Okay. Bet jeigu žiūrint į tuos žvaigždės, apie tuos, kuriuos mes paskaitom, kada jie dažniausiai skiriasi. Ir iš tikrųjų, šitas labai ne tik dabar, bet jau ir anksčiau. Ir aš pati tą pastebėjau, kai gimė pametinukai 2 vaikai. Ir man buvo tokia, kad tik skiriuosi ir viskas, nes čia viskas blogai. Ir jeigu pasižiūrėtumėm, iš tikrųjų ant šitą etapą labai daug žmonių išsiskiria. Gimus vienam, arba jeigu greitai labai gimsta antras vaikas, tai tikrai labai daug žmonių neatlaiko ir žvaigždžių, ir nežvaigždžių. Ir kuo jie tą motyvuoja savo skyrybas, kad tikslai nebesutampa, kad interesai išsiskiria. Taip, jeigu moteris su vaiku, namuose ten būna ir jos interesas yra vaikas. Taip. Vyras eina į visuomenę, grįžta, jis nori ilsėtis, jinai nori kalbėtis, nes jinai namuose su vaikais užsisėdėjus. Ir gaunas interesų konfliktas, vyras sako, man su tai nebeįdomu ten ir taip toliau. Tai ir šito neperžengia, pritrūksta atvirumo, pritrūksta kažkokio kalbėjimo ir tikrai negali sakyti, kad ten kažkokie toksiški santykiai ar kažkas. Rutina natūraliai pasikeičia. Mes buvom 2 žmonės, pora, lėkėm, darėm viską, žinai. O čia staiga reikia atsisėsti ir sėdėti namuose. Moteris vis dar yra taip, kad tarsi neturi pasirinkimo, jinai su tais vaikais instinktai kažkaip labiau suveikia. Vyram tie instinktai ne visada suveikia ir jeigu to tėviško vyro yra mažiau juose, labiau to tokio noro lėkti, o dar jeigu bendradarbė kokia faina pasitaikė, tai kolegė kokia paguodžia, sako, taip, žmona pikta, taip. Kaip jinai nevertina. Taip, čia klasika, žinai, toksai, aš esu girdėjus tokį, iš tikrųjų prie klubo jaunystėje, bet net jaunai daėjo, kad kaip jisai pudrina žmogų vyras klube, matos, kad vyresnis su jaunesnė kažkokia moterim. Ir prie klubo jisai stovi ir kalbas telefonu. Ir sako, taip, grįšiu, taip. Ir jinai stovi toliau rūko, tai jau jauna moteris, ir jisai pabaigė kalbėti, galvoju, kaip tu išsisuksi tėvai, žinai, nebent jinai žino šitą situaciją. Ir jisai taip prieina ir tokia vargšo, tokia išraiška, sako, kas mane myli, tai turiu, o ką pats mylėti neturiu. Ta prasme, aš klausiuosi, galvoju, kas čia vyksta. Vargšas, supranti, neturi ką mylėti, eina į klubus ir ieško, ką mylėti. Tai toks, ir mačiau, kad paskui jie nebebuvo kartu tam klube, tai matyti, žinai, toksai. Taip, tiem vyram kartais sušviečia ir moteriam sušviečia, kad jau nevaryti ant vyro, žinai, tikrai būna ir moteriam sušviečia. Ir tikrai kai kurios ten per daug įkrenta į tuos vaikus, nebenori nieko, bet čia tikrai nėra toksiški santykiai, čia yra tiesiog toks augimo etapas, kurio žmonės nepraeina.
Okay. Tai jeigu dabar jau pakalbėjom apie vyrus ir moteris, tai kokias dažniausias klaidos, ką jie daro santykiuose, tiek vyrai, tiek moteris, nu, kiek, sakykime, mane teko girdėti iš visų terapijų. Jo, žinai, labiausiai tai susikoncentruoja į save. Va tas yra toksai, kai žmogus susikoncentruoja į savęs ir tik tais o man čia blogai, o kodėl aš visada turiu organizuoti ant kokias atostogas, o kodėl aš visada, žinai, blemba, jeigu tu moki gerai organizuoti, kam ten, tarkim, tam vyrui vargti, jeigu jis moka gerai uždirbti pinigus, sakykime, ne? Tai, va tas, žinai, kur prasideda išdidumas, ten meilė baigės. Va šitą tai ant sienos galima užsirašyti, išsitatuiruoti, nežinau. Nes, kur principai, ten viskas. Jau apie meilę nebegalim nieko kalbėti, nes ten jos nebėra. Ir kai įkrentam į tą, kad o kodėl? O kodėl aš dabar turiu daryti? O kodėl aš turiu nusileisti? O kodėl ir vėl tenais, žinai, kažkas tai? Kodėl? O tu gal paklausk, žinai, kad, o ką aš galiu padaryti dėl tavęs? Labai geras klausimas yra, kai dažniausiai moteris visgi įkrenta į kontrolę. Ir labai geras klausimas yra paklausti savęs, o kodėl šitas suaugęs žmogus turėtų manęs klausyti? Okay. Žinai, toksai, kur be manęs jis pražūtų, aš jam sakau, ten staltiesi užtiesk šitaip ir ne kitaip. Palauk, jis iki tavęs gyvena. Nepražuvo iš bado, nenumirė batukų, žinojo, kokius apsiauti žiemą vasarą, nevaikščio skurdutis, jo, žinai, toksai. O dabar jau viskas, jau nieko jis nebežino, žinai. Nevaikščiogi su neskalbtais rūbais iki jums susipažįstant. Tai, o dabar jau tokia, žinai, atėjo matrona kažkokia ir jau be tavęs niekur. Į be tavęs jis tikrai puikiai gyventų. Tai va šitą tokį savęs paklausti, kodėl jis turėtų klausyti manęs, kodėl jis turėtų daryti taip, kaip aš pasakau. Neturėtų. Lygiai kaip aš neturėčiau, ne? Taip. Toks dvipusis eismas. Šiek tiek tokį intarpą, kaip pasakai, apie tos nesiprausęs, nes nešvariais rūbais. Tai savo viengungiškam gyvenimo etape turėjau vokišką, man rodos, kalbenkę ir skiriausi su mergina, tai tiesiog su markeriu užsirašiau kurią programą. Bet tai yra sprendimas, nieks neprapuoga. Ir šeimose būna tas ant vokiškų, žinai, užsirašai, nes vokiškai nemoki, tai jo. Toks taip, bet nepražuvai, nevaikščiai neskoltais rūbeliais. Tikrai. A moteris įsivaizduoja, kad pražūtų. Taip. Labai daug moterų įsivaizduoja. Eik tu be manęs, tai kur jau ten? Ir vat moteris, jeigu jau šitą pagaunat savį, tai... Okay. Tai sakoma, kad konfliktai porose yra blogai, o kiti sako, kad kaip tik reikia tų konfliktų, nes jie augina, praeina, nesakykime, per tam tikrus etapus. Tai kaip pačiai atrodo ir jeigu konfliktai yra gerai, tai kaip juos reikėtų spręsti, kad santykiai stiprėtų, o ne priešingai turėtų. Žiūrėk, su kuo mes nesipykstam? Su tai žmonėm, kurie mum yra... Pasakyčiau tokį žodį, bet nesakysiu vienodai. Žodžiu, dzin. Dzin. Taip. Kurie mum yra dzin, ką jis ten šneka, žinai, tai su tais mes nesipykstam, nes mum yra vienodai. Pykstame su tais, kurie mum yra svarbus, kurių nuomonę mes vertinam, kurie nori, kad mus išgirstų. Ne? Ir čia sueina du ilgą laiką buvo nepažįstami žmonės, kurie turi savo gyvenimus, turėjo savo pomėgius kažką, ar įmanoma nesipykti. Įmanoma nesisvaidyti lėkštėm, bet šiaip sutarti visais klausimais neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Ir normalu yra konfliktai. Nes jeigu nekonfliktuoja, ir tikrai žinau porų, kur sako, aš net esu klausiu, jūs pykstatės kada nors? Ne, sako kažkaip tai. Ir labai greitai išsiskyrė, nes vyras susirado su kuo pasipykti. Ta prasme, nes jie nesikalba, nėra komunikacijos. Kai nesikalbi, tai apie ką ten pyksės? Žinai, labas, vaikas valgė, viso gero, viskas, žinai. Ant šoniuko sukrito, viens į kairę, kits į dešinę, baigės. Tai konfliktai yra natūralus dalykas, ta prasme, nei tai gerai, nei tai blogai, tai yra natūralus dalykas, sveikoj poroj, nesutarti dėl kažko yra normalu. Klausimas, kaip mes pykstamės. Žinai, ir čia yra tokios raudonas vėliavėlės. Vat visada sakau jaunom kažkojom tai merginom, kas ateina, žiūrėkit,
kaip jūs kokias ribas susistatysit, kokią kartelę užsistatysit pačioj santykių pradžioj, taip ir bus toliau. Reiškia, jeigu po pirmo ten pavadinimo višta, durnė ar kažkaip, ir lygiai taip pat vyram, ne, jeigu moteris leidžia savo kažkaip ten, prasivardžiuot, sakykim tą žodį, ir jūs toleruojat, tai reiškia viskas. Kartelė yra ta, kad mes galim debilintis, durnintis ir taip toliau ir taip toliau. Tai va čia turi būti labai griežta reakcija ir jeigu mes einam į konfliktą ten, nežinau, kad ir dėl pinigų, o užbaigiam, kad tu debilas, ne, tada jau mes toli niekur neįsim, nes ir vaikai girdi ir apskritai, kodėl tu leidi, kad tave taip vadintų, žinai, tiek vyrui, tiek moteriai. Tai čia jau apie savivertę pačiam tam žmogui, kuris leidžiasi taip vadinamas ir negali kaltinti, nes tu neuždėjai kartelės. Po pirmo tokio pavadinimo reiktų trenkti durim ir baigti. Aišku, kad neišsiskirtumėt, bet būtų labai aiškiai parodyta, kad, reikia liežuvį valdyti. Šitoje vietoje turiu savo asmeninį irgi patirtį ir man tokia frazė yra įstrigus, sako, man kažkada yra pasakę, jeigu tu savęs negerbi, kodėl aš turiu tave gerbti. Tai čia turbūt labai... Jo. Ir tai, žinai, labai dažnai žmonės, gal moterim labiau mėgsta įkristi tokį aukos poziciją ir galvoja, kad jų pagailės. Ir yra ta kategorija vyrų, kurioje tikrai pagailės, gal ten tokie tėviški labiau vyrai, bet jeigu yra vyriškas vyras, tai jisai greičiausiai net nepagailės. Arba jeigu moteris turi vyriškų bruožų ir tokia stipri, į tą auką tada pradėjo, aš pati iš tų esu, kur jeigu pamatysiu gulinti ant žemės, tai aš dar paspardysiu. Ta prasme, kelkis, kas tau yra, bendraukim kaip lygų su lygio, ne ten, atsistok, kas tau yra. Tai toks, žinai, turi savie surasti jėgų, nepakels nieks nuo to žemės, žinai, čia ne mama, ne tėtis, kad tave ateitų, paguostų. Vėl nereik suprasti pažodžiui, bet esmė turbūt, kas nesuprato, tai... Parašykite. Kur nors. Atsakysim, gerai. Tai kaip išlaikyti artumą ilgalaikiuose santykiuose? O, čia yra darbas. Iš tikrųjų, bet mes su vyru esame 20 metų poroj. Ir yra visokių ten tų vingių, žinai, kur jau pagauni save, kad... Ypač vaikam gimus tikrai buvo etapas, kur aš pati galvoju, tu tik prie manęs nelysk. Tikrai vienu momentu galvoju, eik tu į kairę, į dešinę, kur norite, nei kad aš nesužinočiau. Nes jeigu sužinosit, aš kad ir norėčiau, nesugebėsiu atleisti, bet tik prie manęs nelysk. Ir kažkaip mes tą išsikalbėjom ir dirbom. Ir tas yra sąmoningas darbas ir pokalbiai. Aišku, šitas video liks ilgiau, bet dabar, kai yra retrogradinis ten beveik visos planetos, reiškia, jos ten eina atgal ir visus žmonės realiai meta atgal į situacijas, kurios jau yra buvusios. Jau žmonės labai dažnai pagauna, bet šituo būtent momentu, kad 225 kovą, kad jis sako, aš jau toks jausmas esu buvęs tokioj situacijoje ten prieš 20 metų. Ir vėl aš tam pačiam, žinai, koks nors klausimas iššoka. Nesparmet atgal, nes tai yra neišspręsta. Ir tuose ilgalaikiuose santykiuose irgi būna, kad jau liktai apsprendėm kažką, jau liktai gerai, jau įsivažiavom, į vėl žiūrėk, nukrentam kažkur ten. Tai čia visada labai labai svarbu kalbėjimasis. Koks kalbėjimasis? Jeigu aš pradedu eiti ir sakyti, kai tu čia visada, tu taip darai, visada grįžti vėlai, visada kažką tai žinai, blemba, ar tikrai taip visada, žinai, bet jeigu aš sakyčiau, žiūrėk, mane erzina, kai tu taip darai. Erzina irgi dar tas žodis, kur, ką aš padarysiu, kad erzina, žinai. Bet jeigu pradėsiu, nes mumis visada numeta į kažkojas tai emocinės reakcijas. Tai reiškia, žiūrėk, jeigu tu, tarkim, imtum, su tais tavo marškiniais, ne, ten koks nors... Saga. Jo. Koks nors mano tėvas visada nešiodavo atsegtas 2 sagas, o ypač kai pareidavo išgėręs. Ir man jau trauma nuo vaikystės ir aš tik pamatau vyrą su 2 sagom, ne, čia hipotetiškai taip nėra, bet, žinai,
pamatau, į man iškart šakės. Trumpina. Ir jeigu tu būtų mano vyras ir tu itališkų stilių mėgtum nešiot marškinius, nu taigi šakės, tu ištisai mane nervuotum. Ir aš pamatau tas 2 sagas, man viskas 2,20 ir aš jau kabinėsiuos prie beleko. Ne? Bet kai aš apie save suvokiu, tada aš galiu tau pasakyti, žiūrėk, kai tu su tom 2 sagom, tai man iškart prisimena tėvas ir man, nu tikrai aš nieko negaliu padaryti, man labai nemalonus jausmas viduje. Tai aišku, kad tu tada bent jau eidamas namo tą sagutį užsiseksi. A jeigu neužsiseksi, tada jau apie tave biški kažkas, tai ne? Labai gerą būdą atradau, žinai, apie ištikimybės, neištikimybės, nes labai daug žmonių, nu, ir natūralu, bijo, kada gali nueiti kairę, gali nueiti dešinę. Ir aš taip kažkada tai savo pasisakiau, kad kai vyras užsienį dirbo, galvoju, nes klausdavo, draus, tu nebijai, žinai. Nu, ta prasme, tai dabar aš bijosiu, gyvensiu čia su vaikais, gal jis ten daro kažką, aišku, kad gal ir daro, aš nežinau, žinai. Bet jeigu aš bijosiu, ar jis nebedarys? Nu ne, jisai darys, ką darės, ta prasme, tik tai aš būsiu baimėje. Tai aš savo taip nutariu, man vertybė yra ištikimybė. Ir aš neinu į kairę. Jeigu jis eina, reiškia, jis sulaužo mūsų vertybę, kurią mes lyg ir sutarėm tuokdamiesi, ne? Ir čia jau jo karma. Aš čia nei prie ko, karma is a bitch, mes žinom, ir jam tikrai sugrįš. Karma tai kosminė VMI. Jo, tai va. Tai kažkaip ir iškart man dar ramiau pasidarė. Super. Tai gerai, kadangi jau šitą aptariam, tai ar galima perauklėti, ne, partnerį? Ir kada verta stengtis, o kada jau beviltiška? Tai čia 2 labai skirtingi klausimai. Jeigu jūs paklaustumėt savo mamų, kurios gyvena, tarkim, su alkoholikais vyrais daug metų, ir jūs paklaustumėt, o kai tekėjai, tu jį mylėjai, nu, tarybinės moteris beveik visas atsakytų, kad eik tu, ką tu čia nusišneki, kokia meilė, tai kam tu čia tekėjai? Nu tai įvairių ten būna priežasčių, kad nebebuvo už ko, kad toks atrodė visai nieko, nors dažnu atveju sako, nu jo, matęs, kad ten ne kažką, bet aš galvojau, žinok, kad perauklėsiu, kad susituoksim, vis tiek gims vaikai ir kad, nu, jisai pasikeis. Rūpužės nesikeičia. Kad galima kažkiek tobulėti, žiūrėkit, atsiranda va tas etapas, ypač gimus vaikams. Ir kai jau tie vaikai truputį praauga, tada labai dažnu atveju moteris, nu arba vyras, vienas žodžiu iš poros, pradeda ieškoti kažkokių įdomesnių idėjų gyvenime, prasmės labiau. Ir jisai tarsi auga į vieną pusę, o kita pusė arba stovi vietoj, arba ten lieka prie televizorių, serialų ir taip toliau. Ir tada jie auga ir tas amerikietiškas terminas labai geras yra grow apart. Lietuviškai tokio nėra. Išaugti atskirai. Į atskiras pusės, kaip medžiai, žinai. Ir šitą pagavus momentą, iš tikrųjų galima tą į priešingas pusės augimą sustabdyti. Nereikia šitaip suaugti, ne? Bet aukim šalia viens kito. Tau nebūtina skaityti tų pačių knygų, eiti tos pačius renginius, bet aukim kaip 2 lygiaverčiai žmonės, o ne į kažkur ir paskui praėjo 10 metų mes žiūrim, kad mes nieko neturim bendro, ne? Tai tas toksai pakeisti nėra įmanoma kito žmogaus, jeigu jis nenori. Ir čia labai gražiai prieinam prie to, ar galima santykius sutvarkyti, jeigu jau yra nušakės, konfliktai, nuoskaudos, kuo daugiau metų, tuo daugiau nuoskaudų. Jeigu 2 žmonės nori, tai sutvarkyti galima viską. O tai gerai, o jeigu nenori kažkas? Jeigu nori tik vienas, nu tai klausykit, nu žiūrėk, dabar, kai turi seksą, vienas nori, kitas ne, kaip tai vadinasi? Ta prasme, nepaeis, vienas nenori, jam vienodai. O gerai, o ką tu pavyzdžiui manai, nes aš esu klausęs, tipo Ražauskas sakė, kad kaip ir įmanoma, nes sako, labai dažnu atveju būna vienas labai stengiasi pavargsta, tada kitas įsijungia, ko aš čia nebesistengiu, tipo aš pasistengsiu. Kiek tai realu? Žinai, tame vis tiek reiškia yra neišsikalbėta ir tas kitas ne tai, kad nenori, bet gal jis nežino.
Nes yra tas etapas, kaip, pavyzdžiui, ir labai dažnai, kai moteris stengiasi, ir tada jin sako, žinok, viskas, aš jau nebegaliu. Ir tada pradeda stengtis vyras ir jinai iš tikrųjų būna labai graudų konsultacijos, kai būna tokia situacija. Jis sako, aš matau, kad jis stengiasi. Man tikrai labai faina, bet sako, žinok, manyje tarsi nutrūko kažkas. Per vėlu, ne? Taip, sako, viso to, ką jis daro, reikėjo užvakar. Ir sako, aš nieko nebegaliu padaryti, supranti. Sako, aš matau tikrai ir man sako gaila ir aš bandau save priversti, džiaugtis. Viskas, nutrūko, supranti. Tai čia ta tokia matyt, jeigu jau nutrūksta, tai kaip ir neprieštarauju, kad, žinai, gal ir galima kurį laiką, kai vienas pradeda stengtis, tada kitas turi greičiau biškį pasijungti, o ne. Įsivažiuojant, žodžiu. Pasižiūrėsiu. Kol yra dar tas pagreidis, kol nėra, kad, jau perdegė, atsibodo jau. Taip, nes tada tai šakutės. Tada iš tikrųjų, sakau, labai liūdna, žinai, klausyti, nes, matau viską, bet... Bet reikėjo vakar. O dar geriau už vakar. Jo, lietuviškas verslas. Reikėjo vakar ir užpygį. Gerai. Tai ar verta likti santykiuose dėl vaikų? Žinai, žiūrint kokie tie santykiai. Nes vaikam iš tikrųjų labai svarbu, ir čia labai svarbu dalyką pasakysiu, iš tikrųjų daug porų to neįvertina, kad vaikai visą laiką tikėsis, kad mama su tečiu, net jeigu ir išsiskirs, net jeigu jie sukurs kitas šeimas, vis tiek jų galvos yra vienintelė svajonė, kad mama su tečiu būtų kartu. Nebent mama su tečiu mušosi ištisai ir buvo vaikam nesaugu. Tai tada nenorės. Bet jeigu vaikai nematė kažkokių didelių nuosocialių sąlygų, tai tada jie visada norės, kad mama su tečiu būtų kartu. Šitai vertinus, tada verta pagalvoti, ar mums reikėtų pasistengti abiem, ar mums reiktų jau išsivaikščioti ir viskas. Nes tikrai labai daug porų yra, kas išsiskiria per greitai. Kur tikrai nepadarė visko, ką galėjo padaryti, o jeigu dar pasipainioja kas nors šone, tai tada ir viskas. Ir labai dažnu atveju atsisuka atgal ir sako, iš tikrųjų tai reikėjo su ta pirma nesiskirti. Labai juokinga būna, kai vyrai pasako po kokios trečios. Išsiskiria su trečia, sako, iš tikrųjų tai reikėjo su ta pirma nesiskirti. Jau nebeatsuksim laiko atgal. Jo, neatsuksim. Tai toks, žinai, dėl vaikų, blemba, supranti, žiūrėk, jeigu mes turim toksiškus santykius, kur vienas ten, tarkim, ar tai lošia, ar geria, ar smurtauja namuose, tai ne, tada dėl vaikų reikia išsiskirti. Va čia tas, supranti. To pavyzdžio nematyti. Jo, žinai, ir kad jie būtų saugus ir jiem būtų viskas gerai. Ir parodytum, nes berniukai mokosi gyventi iš autoriteto, iš vyriško autoriteto. Ir jeigu jie mato tėvą, supranti, kuris tenais duodas po namus su kirviu, tai jie to ir išmoksa, ne? Metkirčiais būtų. Metkirčiais, jo. Arba atvirkščiai, jie bus tokie bijantis pasipriešinti. Mergaitės mokosi gyventi ir apie pasaulį iš mamos santykio su vyru. Nebūtinai su jų tėčiu, bet su vyru, kurį turi mama. Tai reiškia, jeigu mama leidžias, kad tas tėvas su kirviu vyras lakstytų, jinai rodo dukrai, kad čia yra viskas normaliai, žinok, vaikeli, čia tu kur jau tu čia geriau rasi. Tai tada būtina skirtis. Bet jeigu yra vaikų, reikėtų pagalvoti, taip 3 kartus. 9 kartus pamatuoti, tada jau kirpti, jeigu tikrai nepaėjo tas, anas, 3 ir 5. Ne dėl mados, žodžiu, skirti. Ne, dėl mados, tai žinai, dėl mados išlaikykim, įves reik naują madą. Naują madą, tikrai, nes bet kokiu atveju, ko toliau, to labiau šeima tampa toks, nežinau, karališkas reikalas. Jo, toks, labai greitai, žinai, plėsti, išsiskyrėm, išsidraskėm, žinai, bet iš tikrųjų, dažnu atveju, žinai, kai ateina, iš tikrųjų dažniau turbūt ir klientam tenka patarti skirtis, nes būna labai uždelsta, labai neišsikalbėta, labai daug nuoskaudų ir jau net iš pasakojimo girdis, kad suklausyk, o neina jis ten į kairę biškį, ne, gerai,
sakykim, kad neina, nors aš girdžiu visus, žinai, tokius, kad jau liktai ir eina. Visas vėliavėlės. Jo, bet jinai kažkaip nebemato, nes nebekreipia dėmesio labai viens į kitą, toksai, ir gyvena. Gaila žiūrėti į žmogų, nes jis negyvena gyvenimus kažkokioje egzistencijoje, tokioje patogume. Viskas, mes jau čia baigėm visos temos mūsų. Pirmai daliai paskutinis klausimas. Koks yra ženklas, ar kada rekomenduotum, kad jau reikia kreiptis pagalbos, psichoterapeutą? Iš tikrųjų, tai tų ženklų, žinai, gali būti labai daug ir labai mažų. Kai jau pastebim, kad kažkas yra negerai, tą jausmą, kad kažkas yra negerai, iš tikrųjų niekada nereikėtų ignoruoti. Nes, žinot, tas yra pasakymas, jeigu tu galvoji, kad kažkas negerai, tai žino, kad ir yra kažkas negerai. Tą jausmą, tada aišku, einu pas savo partnerį, vyrą, žmoną. Ir sakau, klausyk, man kažkaip tai aš keistai jaučiuosi, čia ir tas, ir anas. Jis, aišku, gali išdurninti, sakyti, baigtų, viskas čia gerai, kad čia nusišnekė, ne. Gerai, stebim toliau, jausmas nedingsta. Ne, žinok, tada jau reiktų pradėti taip ganėtinai konkrečiai, kada tas jausmas labiausiai kyla, kad kai tu tą kažkaip darai, tada man sustiprėja, kai aš ten kažkaip, tai tada taip, ir man tas nepatinka ir kažką tai darykim. Jeigu normalų turim vyrą žmoną, tai sakys, gerai, tai žiūrim, kas čia yra. Išsikalbam, palengvėja. Visgi, jeigu nepalengvėja, turiu labai gerą metodą ir poromis skiriu ir labai dėkoja, ypatingai vyrai dėkoja už tą metodą ir jis dažnu atveju suveikia. Reiškia, butelis vyno, penktadienio vakaras, išvažiuojama į kokį nors tai kurortą, su žmona. Pabrėžkim, kad su žmona. Ir kažkaip prie to vyno atsiriša pokalbis, tada paprasčiau pasakyti, ką pasakyti norisi, ko liktais be to vyno neišėjo pasakyti. Tai iš tikrųjų šitas suveikia ir įvyksta išsikalbėjimas, aš niekada net nepagalvojau. Tai dažnu atveju tas padeda, jeigu net ir tai nepadeda, tada jau tikrai reiktų eiti į terapiją. Tai jūs čia gavot nemokamai, iš tikrųjų, labai patarimą tokį, už brangiai nemokamai. Yra visokių porų savaitgalių. Iš tikrųjų, ten irgi labai rekomenduoju, susiraskit, paguglinkit, labai verta nuvažiuoti, gal prieš einant į psichoterapiją, nes kartais tos psichoterapijos tikrai labai žmonės bijo. Dažnu atveju atėjus porai į psichoterapiją, visgi aš išskiriu ir sakau, ta prasme, labai aiškiai dažnai, bet ne visada, labai aiškiai matos, kad terapijos reikia vienam žmogui. O kitas tiesiog bando kažkokiu būdu prisitaikyti. Dažniausiai tas, kuris nenori eiti, jam reikia, kuris labai spiriojas ir jam labiau reikia. Tai tada jau ten įvairūs variantai, kaip ten sutinka ar atsisako žmogus, įvairiai būna. Bet, žodžiu, pagal jausmą einam, kad kažkas negerai. Jeigu yra žmogus, kas galvoja, nenori, čia ta prasme, ta psichoterapija, ką aš čia durnas, aš čia nesugebu susitvarkyti su savim, kas čia aš silpnas, dar kažką. Ką tokiam žmogui pasakyti? Žinai, aš pati iš tų žmonių, kur jau nepulčiau ten bėgti psichoterapiją, nes tai yra tam tikras toks ego smūgis, kad tai kaip aš čia nesusitvarkau pati. Bet tikrai mes ne visada galim susitvarkyti patys ir reikėtų, žinot, išsakyti savo problemas kitam žmogui jau yra iššūkis ir terapija. Kai mes tą išsakom draugiai ar draugui, mes gaunam patarimų. Psichoterapijai patarimų negauni, gauni taiklų klausimą atgal. Ir reikėtų tiesiog išdrįsti. Nueit pabandyti, žinai, vienąsyk nueisiu, nepatiks, gerai ir nebeisiu daugiau, žinosiu, būsiu pabandžiusi, kad ten nesąmonė, įsitikinsiu, kad ten nesąmonė. Dažnu atveju įsitikina, kad kaip gerai, kad nuėjau. Kad sąmonė. Kad sąmonė. Šiaip man labai patiko kažkada girdėjęs tokį pasakymą, kad
plaukų nesikirpam patys, einam į kirpyklą. Dantų nesitvarkom patys. Einam pas dantistą, Taip, bet taip, psichiką tvarkomės patys. Jo, nes mesgi galim. Taip. Mes viską galim patys. Nu, toks, žinai, tas viską aš galiu pats, tai čia, nu, tas ubago mąstymas. Kur galiu į namą pasistatyti, plaukus nusikirpti ir ten remontus pasidaryti. Nu, ar tikrai to reikia? Galim, tai galim, bet ar reikia? Ar noriu? Kadangi tu pasidalinai ten tuo metodu, aš pasidalinsiu savo tokį, nežinau, niekur negirdėjau, bet po to kažkaip esu išgirdęs. Kaip mes dabar gyvenam tokį greitą gyvenimą. Ir nuolatos skubam. Ir kartais net nėra laiko atsisėsti, atrodo, pasikalbėti su savim, pasirašyti kažkokias savo mintis. Tai man jau kaip būna, kai aš toks atrodo varikliukė kažkur skubu tam vaverytės rate. Tai būna, kad tiesiog važiuoju iš vienos vietos į kitą ir balsus su savim kalbu. Aha, tai iš kur čia iškilo ta emocija ir panašiai. O, tokia saviterapija. Taip, labai geras tas. Nes kai tu balsu pasakai ir toks, žinai, net kai kurie klientai, kurie ilgiau pas mane vaikščia, sako, jau norėjau, žinok, tau rašyti, bet pagalvojau, o tai ką jinai pasakytų? Taigi savo, žinau, ką tu pasakytum. Ir tas toksai, grinai, žinai, ką Rasa pasakytų, tai sakytų tą ir tą. Nu taigi va, viskas, nebereik rašyti, žinai, ir ten bėgti. Tai. Iš tikrųjų, nes psichoterapijos esmė yra, kad žmogus susirinktų savo įrankių dėžę, ne kad vaikščiotų visą gyvenimą pas mane. Neįdomu man klausytis tų pačių istorijų visą gyvenimą, nenoriu aš. O tą, kad žmogus susirastų savo įrankius ir gebėtų pats, nu, tiesiog savo padėti, va, ką tu sakai, iš tikrųjų labai geras metodas. Net, žinai, psichoterapija yra tas kėdžių metodas, kur atsisėsk į vieną kėdę, atsisėsk į kitą, o tu pasikalbi su protingu žmogum, padiskutuoji. Iš tikrųjų, tai čia galima sakyti, kad sužeistoji dalis padiskutuoja su sveikaja. Nes visi mes turim tą sveiką dalį ir sužeistą dalį, iš kurios mes veikiam. Dažniausiai sužeistoji nori daryti nesąmonės, sveikoji savo girdi. Žinok, ne. Tai va, tai tu išsitrauki tas dvi dalis ir padiskutuoji. Labai geras metodas. Tai tinka ne tik santykiam, bet ir kasdienybei. Žinai, kaip tu čia dabar sakai, kai lekiam, nebėra laiko su savim pasikalbėti, tai ką ten bekalbėti apie žmoną? Tai kad su savimi nėra laiko pasikalbėti, tai da su žmona kalbėk, nu. Nėra laiko. Visiškai taip. Po to ir nebėra laiko santykiam, tai ne tik santykiam su savim, bet santykiam su antra pusė. Ir po to kyla klausimas, kodėl šitie santykiai kažkaip netokie. Aha, jo. Nes lėkiau, jau nebespėjau nei pavalgyti, nei pasidaryti darbų. Tada čia tas vyras žmona, dar ir toks iš nepasitenkinimų savim, gaunas, kad išpilu brūdą ant antros pusės. Nu, tai apie ką mes tada kalbam? Bet reiktų baigti linksmą gaidą. Baikim linksmą gaidą. Įrašą linksmą gaidą, tai uždainuok man. Palinkėjimas, tai koks būtų palinkėjimas žmonėms, kurie nori galbūt, nėra toksiškose santykiuose ir nori, kad ir eina galbūt per sunkesnį etapą, o gal šiaip kaip tik fainai viskas. Tai palinkėjimas, kaip išlaikyti va tą šiaip. Aš linkėčiau visada prisiminti, kad ten, kur prasideda išdidumas, meilė baigėsi. Ir paklausti savęs, o ką aš galiu padaryti. Neįeiti tuos principus ir kalbėtis, apskritai kalbėtis. Vat susigalvoti kokią nesąmonę, pavyzdžiui. Žiūri gerai, kai vyras su žmona po ilgo laiko kažkoje sugalvoja, nežinau, kokią eketę lysti, o davai varom, žinai. Vat susigalvoti iš tikrųjų kokią nors, tokią biškį nesąmonę, ką kartu galėtume daryti, nes tas labai suvienė, nes dažnu atveju nebeturi ką kalbėti vyras su moterim. Atsisėdom, nuėjom vakarienės, supranti, į restoraną sėdim, kaip reikėtų kažką kalbėti, bet ką? Tai prieš tai reikėtų nueiti kokį filmą, tai tada turėtumėte apie ką kalbėti, bent jau apie filmą, ne? Bet atrasti bendrų domėjimosi objektų, tada turėsite apie ką kalbėtis. Ir paieškoti kartu pirmų kartų. Taip, tas pirmų kartų paieškojimas labai geras.
ten į žygius kokius eiti, į eketės lysti, kažką. Įsijungi čia GPT paklausyti. Jo, kokių nesąmonių galima sugalvoti porai. Tai. Ir dirbtinis intelektas sugalvos jums nesąmonę. O aš tada iš savo pusės pasakysiu, kad žiūrėkit į santykius, kad išlaikyta net tą šeimą, tai čia jau toks tampa karališkas. Tai čia karališkas ne pinigų prasme, bet jau toks. Taip. Elito. Taip. Tas, tai yra, kaip įdomi, žiūrėk, vyrui ir reik karališkai, kad būtų, kas motyvuoja. Karaliai retai skiriasi. Tai šiai akimirkai tiek. Ačiū už jūsų dėmesį. Lengvų, džiaugsmingų santykių. Karališkų. Karališkų. Dar pasakysiu vieną mintį. Kai moteris sako, aš noriu būti karalienė, padaryk mane karalienė. Tai super gerą vieną atsakymą savo žmonai davė vyras, nežinau kaip jam baigėsi, tai arba nelabai gerai, sako, tai tu pirmą elkis kaip karalienė. Tai jeigu norim kažko karališkai, tai pirmą pasižiūrim į save, ar aš elgiuos kaip karalienė, ar aš elgiuos karališkai, ne? Tokia vis tiek nelabai linksma gaida gavos, bet eikim karališkai. Išlikim karališkai.